Bet tu toks... Labas vakaras. Taip, ačiū Jums labai. Labai gerai, tai o iš kur Jūs esate? O taip aš girdžiuosi? Labai gerai girdėsi. Kolega, Jūs esat nuostabus. O, Jūs esate nuostabus taip pat. Pabandykime, Martina, tu mūsų klausai. Tie mėlyni marškinėliai ant Jūsų taip dera. O Martina, mėlyni marškinėliai? Aš galvoju, kad ta kur baseinė. Tai tada aš sakau, tavęs mėlyni. Ai, va, manęs taip. Aš esu šiandien su mėlynais marškinėliais, tačiau visi, kas norite pamatyti mano mėlynus marškinėlius, galite tiesiog ateiti į zipfm.lt ir įsijungę webkamerą pamatyti. Nereikia. Skambinsim Justui, Baltic Tyrimo agentūra. Jo gimtadienis buvo, tai prašyčiau... Pasiruošti klausimą, ne? Pasiruošti klausimą. Kaip aš? Lanko karatė yra puikus karatistas, nes tiesiog šluoja pirmas vietas varžybose. O, tai čia Švabas draugas. Nu? Aš kodėl jaučiu, kad telefonas bus išjungtas. Nesignauti, ne? Šiuo metu. Sakiau. Šiuo metu jūsų respondentas muša kažkam galvą. Šiandien Karolinos gimtadienis. Ji mokosi VGTU, elektronikos, techno, kažką tai. Kelintas gimtadienis? Antram kurse, tai kiek? Dvacokas turėtų būti. Dvacokas. A ne? Juk antras kursas. Aš maniakas suradau zipfm.lt. Įsivaizduoji? Maniak? Jo, visiškas maniakas. Varniukas. Ką jis daro? Aš nežinau, bet jo foto. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar paskambino Jums Evaldas Ivaškevičius iš Baltic Tyrimo agentūros? Ar galėtume trumpai pakalbėti su manim? Taip, mama. Labai malonu. Jaučiau jauną balsą, turbūt paskambinau merginai, ar ne? Ne, vaikinai prisiskambina, žinokit. Ne, aš tiesiog galvoju, kad ar jūs vyresnė, ar jaunesnė. Taip, merginai prisiskambinat. Taigi, jeigu jūs užpultų maniaką su samatai, kaip jūs manote? Supratau. Taip, aš užtruksiu 3 minutės, ko gero. Kaip sakat? Aš užtruksiu, ko gero, 3 minutės. Aha, labai gerai, o kokio klausimo čia iš viso skambinat? Baltic Tyrimo agentūra būtent dabar, šiuo pavasario mėnesiu, mes tiesiog klausinėjom apie bendrą stovį žmonių, nes kaip žinia pasiekė, kad Lietuvoje gyvena 2,7 milijono gyventojų. Tai viską reikia suvesti mums į vieną bendrą failą. O čia kartais nebuvo surašinėjimas tam skirtas, kam jam dabar skambinėti dėl to? Ne, mes ne tik apie žmonės klausime, ar jie gyvena Lietuvoje, bet apie jų pomėgius, darbą, mokslus, žodžiu, socialinį gyvenimą. Ačiū Jums labai. Tai gerai, tiesiog gali tada pradėti klausinėti kažkaip konkrečiau. Labai malonu, kad leidžiate, ne kiekvienas žmogus yra toks malonus kaip jūs. Žinoma, aš esu labai maloni, kadangi pati dirbu konsultantė ir puikiai suprantu jūsų darbą. Balsas labai gražus. Kaip sakat? Ir balsas gražus labai. Žinau, ačiū. Gal galėtumėm susipažinti, ta prasme, koks tavo vardas, kad galėčiau kreiptis tave vardu? Ne, ar rimtai kas čia skambina? Evaldas Ivaškevičius. Baltic Tyrimo. Palauk, einu Facebook'e susirasti. Ne, manęs nėra Facebook'e. Tai gerai, čia šiaip, ta prasme, oficiali jūsų linija ar iš asmeninio telefono skambinant? Oficiali linija. Iš paprasto telefono Vilnius Žemčiūgų gatvė. Sekundę, atsiprašau, kolega. Vilnius Žemčiūgų gatvė, yra toksai? Atsiprašau, sekundę. Kolega, jūs gal šiek tiek galite tyliau, nes... Aš atsiprašau, taip? Gal galėtum šiek tiek tyliau, aš nelabai susikalbu su savo pašnekovė. Gerai, normaliai. Taip, atsiprašau. Taip, tęsime toliau, ar ne? Taip, žinoma. Iš kokio miesto tu esi? Iš Vilniaus. Ar įmanoma su vibratoriais kirsti medžius? O jūs? Sakėt iš Vilniaus, taip, iš Žemčiūgų gatvės. Ta prasme, aš čia dirbu, o iš kur aš kilęs, tai... Tai klausot, iš kur aš kilusias, ar ne? Aha, taip. Na, tiksliai, ar tik tai užtenka daugmaž? Na, būtų geriausia, kad tiksliai pasakyti. Iš Švėkšnos miestelio. Švėkšnos, supratau. Taip. Ko tu... Karolina. Labai malonu, Karolina. Malonu, Evaldai. Ar bučiuotumėte bomžą, jeigu jis būtų... Sekundė, atsiprašau. Taip, dėkui Jums labai. Melžia valstybę, mafija, kaip Jums atrodo? Su vardulė tai taipina. Gerai, tęsime toliau. Taip. Karolina, tu esi moksleivė ar jau studentė?
Studentė esu. Kokią pakraipą studijuoji? Elektronika. Elektronika. Taip. Oho. Savo norų įstojai. Tai be abejo, kas mane galėjo vežti, kas nors. Karolina, jau buvo Lietuvos surašymas, gyventojų surašymas internetu. Ar tave surašė žmonės, kurie atėjo pas tave į namus, ar tu susirašė internetu? Surašė mane žmonės. O jeigu vibratorių prijungtumėm prie akumuliatoriaus, kaip manote, ar jis veiktų 30%? Supratau, ačiū už atsakymą. 15% labiau? Prašau. Karolina, ar dabar prasidėjus šiltam periodui, nejauti kažkokios tai depresijos nuo mokslų, nuo skubėjimo? Dėkui Jums labai. Jaučiu nuo mokslų, nuo darbo, nuo nemiegos, tiksliau nuo 2 darbų. Sekundę. Taip ir galit pasirašyti. Gerai, sekundę pasirašysiu. Pareigojančių santykių iš Vilniaus ir kitų miestų gali būti teisti. Būtų paprašiau pokalbį rašyti. Pas mus tokia funkcija dėja dabar negalima. Toliau baldai. Karolina, norėčiau paklausti tavęs, ar tu turi antrąją pusę? Tuščiagarbis ir senas vagis. Daug turi? Taip. Bet ne, šiaip galit rašyti, kad neturiu. Ta prasme, neturi įsipareigojusi kažkokių santykių, ar ne? Taip. Manote, kas geriau, hemofilija ar pedofilija? Toksai būtų klausimas. Supratau, pasižymėsiu. Dabar sakykite, gaunami milijonai. Tu minėjai apie savo darbą. Ar tavo darbas susijęs su tavo studijomis? Ar dulkintumėt antį? Ne. Gal galiu sužinoti, ką tu dirbi? Taip, dirbu konsultantė. Tu sakei, kad konsultantė, bet sakei, 2 darbus dirbi. Ir dar dirbu savaitgaliais klube. Savaitgaliais klube, tai esi didžėja? Taip. Didžėja? Taip. Kokią seksualiausią antį esate dulkinės? Taip, dėkui Jums labai. Pasižymėsiu, dar neteko kalbinti merginos didžėjos. Tai va, pirmas kartas tada. Pirmas kartas. Labai smagu. Taip ir man. Ar Jums patinka prisijungti elektrą prie spenelių? Taip, dėkui Jums labai. Karolina, ar jūs, kaip ir dauguma Lietuvos gyventojų, kurių jau viršyje 800 000, esate prisijungę prie socialinio portalo Facebookas? Patyrė šaltkalvis ieško darbo, galbūt galėtumėt jūs teikti. Koks motyvas buvo prisiregistruoti? Koks motyvas? Taip. Todėl, kad tenai visi mano draugai, man patinka labai skelbti naujienas apie savo gyvenimą ir kištis į kitų gyvenimą. Tai čia pagrindinis motyvas. O dabar, jeigu sakykite, mažas pimpalas ir dideli papai, ar Jums patiktų toksai vyras? Supratau, pasižymėjau. Taip, dėkui Jums labai. O sakykite, jeigu mes Jums restauruosime... Kokia tavo veikla yra dažniausiai savaitgaliais? Ar esate kada iškasęs lavoną? Dažniausiai miegas ir darbas. Tai, kaip suprantu, darbas yra daugiau savaitgaliais klube, o šiokiadieniais konsultacijos įmonėje, ar ne? Taip. Ne konsultacijos įmonėje, telekomunikacinių paslaugų įmonėje, konsultantės darbas telefonu. Dėkui labai. Dabar sakykite, kokį įdomiausią lavoną esate radęs savo gyvenime, galbūt taip, brangiai superkame metalus. Pasižymėjau. Karolina. Ačiū. Taip, Labai malonu, kad tu kreipiesi. Aš labai keistai jaučiuosi, kai tu kalbi su manim tokiu oficialiu balsu, lyg tai, kad tu mane konsultuotum. Aš esu pratusi prie to. Esi pratusi prie to? Taip. Ar senai jau dirbi tokį darbą? Taip, dėkui, labai gražus sveikinimas. Pusę metų. Nesenai. Nesenai. Aš jau dirbu 5 metai. Oho. Taigi, dėkui Jums labai. Kas yra blogiau, policininko bananas ar virėjo kočėlas? Karjeros galimybės kokios yra tenai pas Jumis? Karjeros galimybės yra nepaprastai geros. Dėkui Jums labai. 5 metus dirbau šioje įmonėje, sėdžiu kiekvieną dieną ir skambinu žmonėm. Dėdukas su harmonika. Taip, karjeros galimybės iš tiesų labai didelės. Aš galėčiau geresnės karjeros galimybės pasiūlyti Jums. Prognozė. Ir kokias tu galėtum man pasiūlyti, Karolina? Matai, aš esu tiesiog pratusi telefonu, kai bendrauju su savo klientais. Tai mūsų pokalbių yra slapta klausomasi ir kokybė yra vertinama. Dėl to tiesiog taip asmeniškai mes negalime bendrauti. Ir iš tiesų man labai keista, kaip gerbiamas Evaldas
kažkiek tai asmeniškai nori bendrauti, ar tiesiog tokia pakraipa pokalbio? Jeigu aš jūs pagrobčiau... Kuo jį asmeniškesnį padaryti? Įkiščiau į bagažinę ir nuveščiau jūs į mišką. Geras klausimas. Tai būtų toksai... Taip. Na, tiesiog mūsų pokalbis prasidėjo nuo tujinimo, aš susipažinau su tavimi ir man pasirodo, kad tu esi faina mergaitė. Tai žinom. O pas mus įmonėje nuo 8 galima išjungti įrašinėjimą ir galima tiesiog skambinti žmonėms. Supratau, papildomas darbas. Taip, tai mūsų pokalbis, žinok, yra neįrašomas. Na, tai labai smagu, kad niekas kitas negirdi mūsų pokalbio. Svarbiausia, kad kažkas šneka ir... Jis yra tiesiog tiesioginis, kaip galima pasakyti. Tiesioginis pokalbis, taip? Kalbame tu ir aš ir mano kolega Justas. Dėkui. Ir dabar sakykite, jeigu ant česnapėje pagautumėm į... Ir mes tiesiog tą pokalbį o dabar šiek tiek tiesiogiai, latviškai, aš jums papasakosiu latvišką kaip čia dabar pasakyti, transliuojame. Tiesiogiai transliuojame telekomunikacinėmis linijomis. Taip, telekomunikacinėmis. Jūs skambinate kokiu būdu per kompiuterį, tam tikra programa prisijungia esat ir iš duomenų bazės telefono numerius imat, ar tiesiog? Taip, mes imame iš duomenų bazės, žmonės užregistruoja aukas ir mes skambinam tiesiog. O tai kas čia žmonės, kurie aukas priregistruoja? Žmonės yra tam tikri draugai ir asmeniškai tave užregistravo Toma, nes tai yra radio stotis Zip FM ir tavo šiandien yra gimtadienis. Konsultantė? Labas vakaras, ačiū Jums labai, norėjau Jūsų dabar paklausti. Labas, Karolina, radistai čia. Tai užmušė. Jinai čia sėdi ir žvengia iš manęs. Ok, o tai kodėl žvengia? Ką? Šiaip juokas, jinai vaidina, kad čia labai rimta, galvoja, kas čia skambina man. Aš galvoju, nežinau, kaip 5 metus dirbantis konsultantas žmogus, tu geriau šnekėti. Klausyk, kokiame klube tu dirbi? Panteroj. Barmenė? Ne. O kuo? Barmeno padėjėja dirba. Nu va. Tai mes tave žinom. Tai maladės, žinok, užeisime pas tave. Kas žino mane? O tu graži? Tai aišku. O ar labai graži? Labai. Nu, nuo 1 iki 10. 9,95. Ar tavo dideli... Papyčiai? Koks skirtumas? Nu kaip, koks skirtumas vyrui gali būti kokie papai? Labai svarbu. Visiems labai... Nu, kaip? Yra, žinok, svarbus dalykas. 8%. Taip, žinok. Įvaizdžio papai. Tai ateikit ir įsitikinkite. Aš žinau, kad tai yra galbūt žinia... Aš žinau, kad aš ją esu matęs. Šokiruojanti žinia prilykstanti senelio Šalčio nebuvimui, bet jo, žinok, svarbu vyrams. Ką? Karolina, o tu žinai, kas tau skambina? Tai jeigu yra matęs mane, tai turėtų žinoti, ar ne? Tavo papa yra C dydžio. Kas žino? Vat jau, žinok, ta pauzė buvo visiškai aišku. Kuri? O ką tu vartoji savaitgaliais klube? Alkoholį? Aš? Aš vartoju kavą dažniausiai. Okay. Labai gražus juokas. Klausyk, Karolina, tau skambina radio stotis Zip FM radistai ir mes norėjom tave pasveikinti su gimtadieniu. Ačiū. Labai malonu. Tai su gimtadieniu tave. Žinai, dar padainuosim tau. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Labai gražu, tiesiog sužavėtas. 100 delnų per užpakalį tau. Aha. Klausyk, dirbsi šį savaitgalį Panteroj? Tikriausiai. Su savo cadydžiu. Tikriausiai, žinai. Atsineši savo cadydį? Tikriausiai, nežinau. Man atrodo, kad atsineši. Turėsi. Aišku. Nu. Pavaišinsi kokteiliu? Gal. Aš tave pavaišinčiau, žinok. Rimtai?
Jo. Jūs, Tada ir aš pavaišinsiu. Justinas labai gerus kokteilius miksuoja. Neuždyka, žinai, bet tipo pavaišinčiau. Taip? Gerai, Karolina, iki gero